ראש הקהילה היהודית בעיירה אוקמרגה, ארתור טייץ, סיפר לי על המאבק לסילוק אבן ההנצחה לפושע מלחמה קרישטפוניס. Prasidėjus Antram pasauliniam karui su vietiniais baltaraiščiais ir nacistais, didžioji dalis Ukmergės gyventojų žydų buvo išžudyta Pivonijos šile, 5 kilometrai nuo mūsų. Mūsų mieste taip pat yra paminklas skirtas žmogui, kuris Baltarusijoje yra prisidėjęs prie 12 000 Baltarusijos žydų žudimų. Paminklas Juozui Krikštaponiui stovintis pačiam Ukmergės centre yra didelė gėda miestui, didelė gėda Lietuvai, didelė gėda mums visiems. Šitas žmogus yra vadovavęs kuopai, kuri nužudė 1000 žydų Rudenske, turbūt ir kitose Baltarusijos miestuose, o taip pat karo belaisvius Minske. Ir nei viena Lietuvos institucija nedrįsta priimti sprendimo jau 20 metų. Bet niekas nenori imtis atsakomybės, dėl to, kad jeigu verstų šitą paminklą, sukiltų patriotai, pradėtų mosuoti vėliavom, pradėtų giedoti liūdnas dainas ir visiems būtų nemalonu. Ir dabar matome tokią dilemą. Visuomenė yra susipriešinusi, susiskaldžiusi, polarizuota. Vieni reikalauja paminklą pašalinti, vieni mato Krištaponio asmenyje tik nusikaltelį, kiti mato didvyrį, tik didvyrį. Ir šitos visuomenės grupės, šitos stovyklos, jos girdi tik pačio save ir negali normaliai diskutuoti ir susikalbėti. Bet aš manau, kad vis tiek, kaip ten bebūtų, tiems žmonėms, kurie dalyvavo holokauste, paminklai neturėtų stovėti. Tai nėra normalu, kada vienoje vietoje guli 11 000 nužudytojų, kitoje miesto pusėje yra paminklas žydų žudikų. Turi būti pagarba žuvusiam, ukmergiškiam, kurie ir sukūrė šitą miestą, kurie nužudyti vietinių baltaraiščių. Vietinių žmonių, ne tik nacistų, bet ir vietiniai prisidėjo prie ukmergiškių savo kaimynų žudimų. Man pačiai asmeniškai, kokia didžiausia ir skaudžiausia yra mano knygos pamoka, knyga vadinasi Mūsiškiai. Mūsiškiai žydai, mūsiškiai žudikai. Bet aš tą knygą parašiau būdama mūsiškė. Aš esu lietuvė, aš myliu savo tėvynę. Ir kas atsitiko su knyga, kad knyga mane padarė ne mūsiškė. Jis mane padarė svetimą, padarė pavojingą ir knyga mane išstūmė iš Lietuvos. Ir tai yra mano asmeninė trauma, su kuria aš turiu gyventi, bet aš jau nebegyvensiu Lietuvoje. Man yra per sunku.